Mes esame vienoje iš aukščiausių Nidos apylinkių vietų ant Urbo kalno. Ne tik dėl to, kad tai 50 metrų aukščio kalnas, ši vieta yra verta apsilankyti, bet ir dėl to, kad jau daugiau kaip 130 metų čia stovi švyturys, ypatingas objektas. Šiuo atveju turim konstatuoti ypatingas kultūrinio paveldo objektas. Švyturys turi šioje vietoje tarsi du gyvenimus. Tai yra nuo pastatymo iki Antro pasaulinio karo pabaigos ir po to jau kitas gyvenimas prasidėjo. Tai kalbant apie pačią pradžią, turime įsivaizduoti, kad šitoje vietoje buvo iš esmės plika smėlio kopa, vadinamas Urbo kalnas, kuri apie 1870 metus buvo tik pradėta apželdinti. Tai sprendimas priimtas statyti švyturį 1871 metais, tais pačiais metais, kaip žinia, buvo sukurta ir Vokietijos imperija, taigi tai buvo jau didelės jūrinės valstybės sprendimas ir taip pat tai buvo industrinės epochos apspręstas sprendimas. Industrializacija XIX amžiaus paskutinėme ketvirtyje jau ne tik tai, kad jos tempai labai spartus buvo, bet jau ir labai ryškus rezultatai buvo. Taigi garlaivių, geležinkelių era ir taip toliau. Šiuo atveju mums svarbu, kad laivininkystė, tame tarpe ir jūrinė valstybė, Vokietija turėjo daug laivų. Šitos priežastys skatino ir navigacinių įrenginių statybą. Tai Nidos švyturys būtent šitame kontekste buvo priimtas sprendimas statyti švyturį Nidoje. Priežastys iš esmės jau seniai iki to sprendimo buvo išryškėjusios ir jos labai tinkamai apibūdino keliautojas, žurnalistas Liudvikas Pasargė, kuris Nidoje lankėsi ne kartą, bet pradėjus lankytis nuo 1868 metų. Taigi, likus keliams metams iki švyturio statybos, štai ką jis rašė, cituoju. Šiaurės vakarų vėjas išmeta laivus į krantą be galimybės išsigelbėti, kur jie tiesiog sudaužomi arba po to mėnesius jų liekanos kyšo iš vandens. Čia apie Kuršių nerijos pakrantę. Šita citata rodo, kad švyturys Kuršių nerijoje buvo labai reikalingas jūrininkams. Ir ta gausybė laivų nuolaužų matėsi ne tik tai pajūryje tuo metu praėjusiems, bet ir apsilankiusiems Nidoje arba kitose žvejų kaimeliuose, kur prie namų durų galėjai pamatyti dažniausiai laivų priekio fragmentus, kuriuos žvejai parsinešdavo kaip puošybos elementą, su užrašais, pavyzdžiui, Ocean Queen arba Vulcan. Aiškiai rodo, iš kur tie laivai buvo atplaukę ir kaip jie tragiškai čia užbaigė savo istoriją. Būtent dėl to, kad buvo sunku orientuotis, ypač plaukiant nuo Bornholmo ir laivams paėmus kursą į Memelio arba Klaipėdos uostą, jiems nebuvo į ką orientuotis, todėl kad švyturys buvo Sembos pusiasalyje vadinamas Brüster-Ort iškyšulyje ir po to švyturys buvo tik tai Klaipėdoje. Tai vat šitam gana dideliam atstume per visą Kuršių neriją srovės dažnai pakreipdavo nuo kurso laivus ir jie tiesiog būdavo išmetami į krantą. Tai dėl to Nidos švyturio statyba buvo labai svarbi. Žinoma, Nidos švyturys buvo svarbus ir marių žvejams orientuotis. Nidos švyturio statyba prasideda 1873 metais, bet tais pačiais metais statomas ir Nemuno deltoje Ostadvario švyturys. Ir jų architektūra labai panaši, raudonų plytų, šešiakampis arba aštuonkampis statinys, tai tokie švyturiai buvo gana populiarūs tuo metu.
Ir 1863 metais jau buvo pradėjęs veikti Ventės švyturys, 1900 metais Pervalko švyturys Marių saloje suformuotoje ir 1904 metais Rasytėje. Žodžiu, mes turim maždaug per 30 mečius tokių gana gausiai pastatytų navigacinių įrenginių, kurie tik ir liudija, kad tiek jūrinė prekyba, žvejyba Vokietijos imperijoje buvo vystoma, bet taip pat ir vidaus vandenų susisiekimas garlaiviais, prekių pervežimas upėmis ir taip toliau. Visam tam ir reikėjo šitam regione navigacinių įrenginių. Kai kalbame apie Nidos švyturį, jis turėjo dar vieną labai svarbią funkciją, ne tik tai rodyti kelią laivams, bet jis turėjo ir tą kitą funkciją, kuri vadinosi originaliai Sturmwarnungsstelle, tai yra pranešimų apie audras punktas arba vieta. O tai reiškia, kad maždaug XIX amžiaus paskutiniam dešimtmetyje, tiksliai metų nežinoma, bet prie švyturio viršutinėje dalyje atsirado tokios šoninės, jos kaip antenos atrodo. Tokia konstrukcija, kuri leido švyturininkui gavus telegrafu pranešimą apie artėjančią audrą, iškabinti atitinkamos signalus vėliavas. Tos vėliavos buvo kelių spalvų. Tai buvo, aišku, raudonos spalvos kombinacija su kita, su geltona arba žalia. Ir iš esmės tai ta vėliava buvo padalinta per pus. Pagal tas spalvas buvo galima orientuotis, kokios krypties štorminis vėjas yra. Ar jis yra iš vakarų, ar jis yra iš šiaurės, ar iš rytų ir taip toliau. Tai atitinkamos spalvos vėliavas ir buvo išskeliamos į tas šoninės kartis. Todėl vietos žvejai dar labai vaizdžiai tą švyturį vadino mūsų švyturys su sparnais. Šitos telegrafu perteikiamos greitos žinios, kad artėja audra, poreikis itin išryškėjo 1872 metais, kai milžiniška audra nusiaubė visą Baltijos pakrantę, ne tik laivai nukentėjo, namai užtvindyti buvo plotai. Ir tie ekonominiai nuostoliai privertė imtis sprendimo, nes tada buvo konstatuota susirinkus visoms žinyboms suinteresuotams, kad jeigu tuomet būtų buvusi perspėjimo sistema, kuri nuo Rygos iki per visą Baltijos pakrantę, ir aišku šiaurės jūros pakrantėje buvo aktuali, arba bent jau nuo Klaipėdos, tai tada būtų buvo galima išvengti tokių padarinių, nes anglų meteorologijos žinybos pranešė Hamburgo stočiai, kad ateina tokia audra iš vakarų, bet iš Hamburgo tik tai keli punktai buvo tuomet, kur buvo perduota ta žinia. O po tos nuostolingos audros kaip tik buvo sukurta tokia gana tankių punktų sistema, kai telegrafo pagalba buvo perdodama žinia ir štai pavyzdžiui, Nidos švyturininkas iškabindavo tokius signalus, pagal kuriuos visų pirma žvejai galėjo orientuotis, kad neverta plaukti nei į jūrą, nei į marias, arba galbūt netoli pakrantėje esantis laivai taip pat galėjo susiorientuoti, kad reikia skubiai į kažkokį uostą grįžti. Žinoma, nemenkas iššūkis buvo ant smėlio kalno pastatyti tokį 27 metrų aukščio statinį, stabilų, ir todėl jo pamatai buvo skaldyti akmens blokai, suleisti į 3 metrų gylį. Būtent tai teikia stabilumą tokioj vėjotoj vietoj stovinčiam statiniui ir puikiausiai jis išstovėjo 70 metų, būtų ir toliau stovėjęs, jeigu Antro pasaulinio karo pabaigoje jis nebūtų susprogdintas sąmoningai besitraukiančios vokiečių kariuomenės kaip strateginis objektas. Kalbant apie techninius parametrus šito švyturio, tikrai reikia paminėti jo šviesą skleidžiančio mechanizmo specifiką. Šiaip jau nuo XIX amžiaus 3 dešimtmečio švyturiuose buvo rengiamos Fenzelio linzės 6 kategorijų pagal stiprumą. Tai buvo kombinuojami, lęšiai vienas ant kito, į aukštį šiek tiek ir aplinkui. Jisai buvo, tos linzės išdėstomos aplink šviesos šaltinį,
apskritimu ir priklausomai nuo šitos linzės konstrukcijos buvo nukreipiamas šviesos srautas. Tai yra, jis galėjo eiti toliau arba arčiau. Tai Nidos švyturyje buvo suformuota pirmos kategorijos linzė, tai reiškia pati stipriausia. Ir todėl, žinoma, priklausė dar ir nuo kitų parametrų, kaip toli sklinda švyturio šviesa, tai nuo kraštovaizdžio specifikos ir taip toliau. Bet Nidos švyturio šviesa gana toli sklydo, apie 40 km. Tuo metu techninių pasiekimų prasme Nidos švyturys, jo šviesa buvo konstruota labai moderniai. Žinoma, pirmosios lempos tai buvo dažniausiai žibalo pagalba išgaunama šviesa, po to dujinės lempos ir taip toliau, čia kito šitie dalykai. Bet kalbant apie lempas, tai kai jau kalbame apie švyturio sugriovimą, susprogdinimą 44 pabaigoje, jau 45 metais vis tik tai nuo šito Urbokalno vėl sklido švyturio šviesa, žinoma, jis buvo laikino pobūdžio, tai dar kartą patvirtina, koks svarbus vis dėlto buvo šitas objektas visais laikais. Ir 53 metais pastačius jau dabar stovinti švyturį, jame sukonstruotos lempos, beje, yra išlikusios iki šiol ir jos pateko į muziejaus fondus, ko galime tik pasidžiaugti. Kalbant apie linzę, šitame jau antrame etape švyturio, nuo 60-mečio 20 amžiaus, tai tos linzės vėl buvo ypatingos, ta prasme, kad jos buvo pagamintos tuometinėje Sovietų Sąjungoje, Iziumo mieste, bet prieš patekdamos į Nidos švyturį jos pabuvojo parodoje Paryžiuje ir ten buvo įvertintos antra vieta. Tai rodo, kad taip pat buvo geros konstrukcijos linzės. Ta švyturio šviesa, kuri buvo štai per tas jau linzės 20 amžiaus sklindanti, jinai netaip seniai ir užgeso, prieš gerus 5 metus turbūt. Tai šiek tiek gaila, todėl kad tas slystantis švyturio spindulys teikia daug šarmo Nidai ir jos kraštovaizdžiui. Be to, kad tai buvo industrinės epochos ryškus akcentas šitame regione, dar reikėtų pasakyti, kad tai buvo ir ryškus architektūrinis akcentas Nidoje. Todėl, kad turime įsivaizduoti, jog XIX amžiaus paskutinėme ketvirtyje, kai prasidėjo švyturio statyba, Nidos žvejų kaimelis buvo tipiškos medinės architektūros žvejų nameliai. Ir su švyturiu būtent prasideda jau visiškai kitos architektūros atėjimas. Tai yra pastatai solidus raudonų plytų. Ne tik švyturys iš tų plytų buvo sumūrytas, bet ir apačioje kalno papėdėje buvo švyturininko namas labai solidus. 2 aukštų mūrinis raudonų plytų iki šiol išlikęs. Ir pamatai taip pat skaldytų akmenų. Tuo pačiu metu buvo pastatytas dar vienas pastatas iš tos valstybinės kategorijos statinių, tai būtent kopo prižiūrėtojo namelis yra išlikęs prie įvažiavimo į Nidą. 1888 metais dar vienas ryškus raudonų plytų statinys Liuteronų evangelikų bažnyčia Nidoje pastatoma. Ir štai tai jau labai ryškios tokios naujos kraštovaizdžio dominantės buvo, viena iš jų, žinoma, švyturys. 20 amžiaus pradžioje Nida po truputį pradėjo jausti tokį kurortinio gyvenimo alsavimą, dar po truputį iki Pirmo pasaulinio karo, bet visgi tarpukaryje Nida jau tampa pakankamai žinomų kurortų ir žinoma, poilsiautojai taip pat atrado švyturį. Atrado, ta prasme, ne tik kaip kraštovaizdžio akcentą matoma iš įvairių vietų Nidos ar iš pajūrio, bet ir kaip pasimatymų vietą, fotomotyvų, atostogų atsiminimų vietą ir taip toliau.
Kalbant apie Švyturį kaip turistus viliojantį objektą, tai įdomų fragmentą paliko tarpukario keliautojas žinomas Lietuvos, rašęs apie baidarių sportą, vandens kelius nemažai, Stasys Kolupaila, aš cituoju: Nida, uostas, muitinė, paštas, viešbučiai, ant Urbo kalno 51 metro aukščio, Švyturys. Jį įdomu aplankyti, paprašius prižiūrėtojo. Įdomus sudėtiniai lęšiai. Tai štai, į Švyturį ir tarpukarį jau buvo galima patekti kaip į turistinį objektą, tik su švyturininku reikėjo susitarti. Galime manyti, kad švyturininkas buvo labai svarbus žmogus, ne tik todėl, kad jį slėgė atsakomybė prižiūrėti tokį techninį objektą, ne tik todėl, kad jis turėjo laiku perduoti audros pranešimo signalus, bet ir todėl, kad gebėjo bendrauti su norinčia aplankyti Švyturį vasarotojų publiką. Tai, kad Švyturys buvo mėgiamas, rodo ir tai, kad jam vardas buvo suteiktas. Čia nebuvo išimtis, kad tik Nidos Švyturys turėjo tokį žmogišką vardą ir kai kuriem kitiem Baltijos pajūros švyturiam būtent poilsiautojai jos pavadindavo. Taigi Nidos Švyturį tarpukaryje pagrindė publika iš Vokietijos, Karaliaučiaus, Tilžės, jį buvo pavadinę Raudonuoju Kristofu. Raudonasis todėl, kad raudonų plytų švyturys. Postindustrinės epochos žmonės turėjo savo santykį su šito Švyturiu ir žinoma, tai toks objektas, kuris visada domino ir dailininkus, o kadangi Nidoje veikė dailininkų kolonija nuo XIX amžiaus pabaigos, tai yra toks dailininkų sambūris, kuris tapė, žinoma, įspūdingą kraštovaizdį, bet ne vieno dailininko drobėse pavaizduotas ir senasis Nidos Švyturys. Švyturys iš tiesų tikrai labai įspūdingoje kraštovaizdžio vietoje. Ir dabar atsinaujinęs Urbo kalnas, ta prasme, su naujais pasivaikščiojimo takais, vėl kviečia aplankyti Švyturį.